Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Druskininkus, laukiamiausią metų šventę. Lietuvos galiūnų čempionato didysis finalas Druskininkuose. Beje, Druskininkai vis dažniau tampa svarbiu sporto varžybų centru, arena. Prisiminkite, 2022 metais čia vyko pasaulio galiūnų turnyras, pasaulio taurė 2022, sutraukė į kurorto gausybę tituluotų sportininkų ir minės žiūrovų. Ir tada varžybų organizatorius, tituluočiausias Lietuvos galiūnas Žydrūnas Savickas, pasakė, kad visi liko labai patenkinti, puikiai organizuota viskas, dalyviai labai gerai viską įvertino ir sakė, galiūnai čia dar sugrįš. Ir galiūnai sugrįžta ir ne bet kur, o į didįjį finalą. Po 2 Lietuvos galiūnų čempionato etapų, kuriuos jūs matėte, Lalo triumfą, Struckaus triumfą, išaiškėjo, kasgi tie galiūnai, kurie atstovau savo miestus ir bandys nudžiuginti savo gerbėjus. Šio žmonės jūs ir matote: Tomas Šliūpas, Mantas Lalas, Modestas Struckus, Lukas Mataitis, Audrius Jokubaitis, Karolis Aleksandravičius, Rokas Černiauskas, Dainius Repšys, Vytenis Pauža ir Robertas Barkevičius. Štai visi šie vyrai su dideliais tikslais ir ambicijomis. Klausimų be jokios abejonės yra daug. Mažeikiškis galiūnas Mantas Lalas, ar taps jis čempionu? O gal triumfuos Modestas Struckas? O gal Karolis Aleksandravičius? Na, tikrai daug lygiaverčių galiūnų ir kova žada būti beprotiškai įdomi. Štai, čia Saulius Brusokas, vyriausias iš šių varžybų teisėjas. Dar vieną pažįstamą veidą matote, štai mėlynais marškinėliais pasidabinės Vidas Blekaitis. Visi pasiruošę finalui. Nuostabaus starto, finišo, o mums gražių vaizdų, gražios šventės. Mero palinkėjimas nuskambėjo, dabar neriam į varžybas. Pirmoji Lietuvos galiūnų čempionato finalo rungtis – Rasto kėlimas. Pamatysime, kas stipriausia šioje rungtyje, netrukus kieno stipriausi pečiai. Taip, kartu su mumis šias varžybas tradiciškai padės komentuoti stipriausias planetos žmogus Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Jau išgėriau Druskininkus, kad jie tampa tokia galiūnų varžybų mekai, kurie grįžtama. Pažadas iš jūsų lūpų ištesėtas, kad galiūnai grįž, nes viskas čia puikiai suorganizuota ir visada daug žmonių. Pasiteisino, kaip suprantu, ar ne, finalas Druskininkuose? Tikrai, iš tikrųjų, pernai buvo pasaulio taurė ir šiais metais Lietuvos galiūnų čempionato finalas, labai svarbios varžybos galiūnų sporte ir žiūrovų sutraukia tikrai minės. Ir miestiečiams patinka, ir miesto svečiams, ir galiūnams malonu rungtyniauti, kai tai palaiko žiūrovai. Emocijų pagautas, Žydrūnai, įvardinau 3 pretendentus. Na, pirmo, antrojo etapo nugalėtojus, ar ne, Mantą Lalą ir Modestą Struckų. Dar pridėjau Karolį Aleksandravičių, bet žiūrėdamas į tą visą finalinį 10-tuką, suprantu, kad nepaminėjau Dainiaus Repšio, kuris gali iššauti, ir galų gale pagal 27 taškus Tomas Šliūpas irgi susumavus, jis pirmų numerių keliavo į finalą. Taip, Tomas Šliūpas šiais metais demonstruoja labai gerą sportinę formą. Manau, kad didžiausias progresas tarp visų galiūnų nuo praėjusių metų ir tikrai reikia jį rimtai vertinti. Ir matom Audrių Jokubaitį, kuris taip pat labai pasirodė puikiai tarptautinėse varžybose šiais metais. Manau, kad ir jis nusiteikęs bus puikiai, aišku, jį kamuoja šiek tiek traumos. Tai galime sakyti, kad, mažiausiai 5 tokie realūs pretendentai į nugalėtojo titulą. Iš tikrųjų, net kokie 5-6 žmonės, kurie galėtų laimėti, aišku, jeigu būtų sveiki, stiprus, be jokių traumų. Tai žiūrėsim, kaip jie atvažiavo į finalą. Bet mažiausiai 5 žmonės gali laimėti šiandien. Gerai, Mantas Lalas iš karto pirmame etape nušluostė visiems nosis, visi aiktelėjome, koks jis stiprus ir koks bus įdomus finalas. Dabar finalas, Druskininkai, Mantas Lalas čia. Kokie jo šansai? Neturi jis jokių traumų, jokių netidėliotinų reikalų? Labai sunku pasakyti. Mantas Lalas startavo tik Lietuvos galiūnų čempionato pirmame etape ir jokiose kitose varžybose nestartavo. Aišku, tas etapas buvo Mažeikiuose, ten buvo labai didžiulis palaikymas. Taip, bet aišku, sportinė forma tikrai buvo gera.
Ir dabar praėjo beveik 2 mėnesiai, tai bus įdomu pamatyti, ar sportininkas pridėjo ir kokioje sportiniai forma, nes visų kitų daugmaž galimybės matėme įvairiose varžybose. Nu gal tik Karolis Aleksandravičius toks užsislapstinės, nei vieno etapo nelaimėjo, bet vienas iš realiausių pretendentų. Taip, iš tikrųjų sportininką pažįstam, jau žinom jo galimybės, taip pat pagal rungtis gali puikiai pasirodyti. Atkėlimo rungtis, rasto kėlimas maksimaliam svoriu, labai blogų rungčių nėra, tai Karolis, manau, kad taip pat šiandien nusiteikęs tik kovoti dėl pirmos vietos. Aš atsimenu jūsų frazę, kad labai dažnai galiūnų sporte būna sportininkų, kurie pasirodo ir dingsta, bet tai visiškai netinka Karoliui Aleksandravičiui, nes jis taip nuosekliai metai iš metų kyla vis aukščiau ir aukščiau. Kažkada išėjom 3 vieta, 2 ir jis taip po truputį tampa pagrindiniu pretendentu. Taip, iš tiesų, sportininkas dirba jau daug metų. Kiekvienais metais po truputį sustiprėja, vienose varžybose geriau pasiseka, kitose blogiau, bet aplamai tai su kiekvienais metais Karolis tampa stipresnis. Lukas Mataitis irgi vienas iš pretendentų, na, jau turbūt pabodo kartoti, kad tai yra sportininkas, kuris kai kuriuose rungtyse pasirodo visada puikiai, kai kur šiek tiek prasčiau ir mes vis sakom, jeigu jis viską susitvarkytų ar ne, tai gautų to pastovumo, tai labai realus pretendentas irgi nugalėtojo titulo. Na taip, iš tikrųjų, rasto kėlime matėme šiandien taip pat, manau, nepaliks galimybių laimėti. Vienas stipriausių rasto kėlikų Lietuvoje. Turi taip pat stiprias rungtis kaip našių nešimas, bet ūgis truputį gali pakišti koją akmenų sukėlime ir aišku, pirštus reikia stiprinti. Žydrūnai, labai įdomi situacija. Po pirmos rungties rasto kėlimo Lukas Mataitis. Taip, jisai pirmas 180 kg iškelta, Struckus antras, Šliupas antras ketvirtas, Aleksandravičius Karolis irgi antras ketvirtas, Repšys. O štai vat Mantui Lalui nepasisekė, neiškėlė jisai to 170 kg ir dalinasi tik tai 5-7 vietas. Taip, iš tiesų daug taškų prarado. Antroji šios dienos rungtis - estafetė. Sportininkams teks nešti našius, kurie sveria 400 kg 20 metrų, o po to dar versti padangą, kuris sveria 360 kg. Laimės tas sportininkas, kuris visą distanciją įveiks greičiausiai. Taip, antroji rungtis, nežinau kokios jums, kokie pirmieji įspūdžiai po pirmos rungties, bet man šiek tiek išsižiojau, nors aišku negalima sakyti dar iš ankstinių išvadų, bet Mantas Lalas, iš kurio taip labai tikėtasi, jisai kažkur antroje lentelės pusėje, o Modestas Struckus irgi nepasiėmė pirmos vietos, neiškėlė jisai svorio, kuris leistų nugalėti. Ar nebus taip, kur du pešasi trečias laimi? Lukas Mataitis pirmas. Na, Lukas Mataitis tikrai šiai dienai yra stipriausias šioje rungtyje, tai nieko nenustebino. Kiti sportininkai labai panašiai visi iškėlė 160-170 kg. Tai visa kova prieš akis. Ir tie rezultatai rodo, kad visi sportininkai yra daugmaž vienodo pajėgumo ir kova vyks iki paskutinės rungties. Na taip, matėte, tenai vietos, taip taškas į tašką, aišku, tik tai po pirmos rungties, bet antro, ketvirtąją vietas dalinasi 3 sportininkai, 5, 7 taip pat didelis būrys. Tai jeigu mes jau pirmam, antrame etapuose matėme, kad skirtumas tarp pirmos, antros vietos būdavo 1-2 taško, tai čia finale, man atrodo, irgi bus labai arši ir įdomi kova ir netgi gali būti, kad bus surinkta vienodai taškų, o tada jau bus žiūrima, kas laimėjo daugiausiai pirmų vietų. Taip, Dainius Repšys ir Audrius Jokubaitis. Beje, kiek yra sportininkų, kurie yra iš Druskininkų ar šalia jo? Na, artimiausias kaimynas Druskininkų, tai yra iš Alytaus Modestas Struckus, tai tikrai labai arti. Tai manau, kad beveik kaip namų sienos ir manau, kad tikrai daug alytiškių atvyko palaikyti jį. Beje, Modestas Struckus taip yra alytiškis, turintis didelį būrį palaikančių žmonių. Na ir už jį iš tikrųjų yra nemažai čia sergančių. O šiaip tai pasižiūrėjus ir oras tobulas, ir žmonių, kaip ir sakėte, minios. Taip, iš tikrųjų oras geras, nei per karšta, saulutė šviečia, sportininkam
idealu parodyti geriausią sportinę formą. Beje, jeigu apie Modestą Struckų prašnekom, taip, labai jisai neblogai pradėjo varžybas visą šį sezoną, jo pasiekimai džiugino, pirma vieta Lietuvos galiūnų čempionato etape, ar bus vėl pirma vieta čia finale, sužinosime jau greitai. Gerbiami žiūrovai, grįžtame į Lietuvos galiūnų čempionato finalą. 2023 metai įvykis, kurio labai laukiame. 10 lygiaverčių sportininkų, daug pretendentų į nugalėtojo titulą. Tokie metai, kai tu gali tapti Lietuvos galiūnų čempionu, kai nėra Žydrūno Savicko, kitų sportininkų, tai yra puikus šansas įrašyti į savo CV stipriausios Lietuvos galiūnas ir puikuoti šiuo titulu. Prieš išsiskiriant kalbėjau apie Modestą Struckų, kuris iš tikrųjų labai geras jo yra sezonas, antras sezono pradžia. Tai yra antrame etape nugalėtojo titulas, auksas pelnytas ir Baltijos galiūnų turnyre Ignalinoje, bronza pasaulio taurėje Radviliškyje. Trenerio Vilmanto Bliujaus auklėtinis tikrai atrodo puikiai, bet štai apie jį ir šnekame, bet po pirmos rungties pirmauja ne jis, o pirmauja Lukas Mataitis. O čia Tomas Šliūpas, kuris surinko 27 taškus, susumavus 2 etapų rezultatus ir gavo tą pirmą kvietimą į finalą. O čia Karolis Aleksandravičius ir Lukas Mataitis. Šiaip galvoju, kad Karoliui Aleksandravičiui labai gerai susidėliojo viskas. Visi žiūri į Lalą, visi žiūri į Modestą Struckų, o jisai savo ramiai atlieka užduotis ir kaupia taškus, ar ne? Na taip, sportininkas, manau, yra pasidarė savo planą varžybų, kuriuose rungtyse reikia daugiau pasistengti, kuriuose pataupyti jėgas. Aišku, čia tikrai kova bus iki paskutinių, nes visi nori laimėti ir Modestas Struckus antrojo rungty tikrai puikiai pasirodė ir Tomas Šliūpas neblogai, tai bus įdomu. Beje, Žydrūnai, nežinau kaip jums, bet man iš pirmo žvilgsnio net kažkokia yra tokia keista nuojauta, taip norisi, kad nebūtų jokių traumų, žiūrint į galiūnų užsidegimą, ar ne? Akivaizdu, kad netveria galiūnai savo kailyje, kaip nori gerai pasirodyti. O čia antroje rungtyje Modestas Struckus visgi neveltui persiplėšė marškinėlius, triumfuoja jisai, Tomas Šliūpas antras, Mantas Lalas kyla į viršų šioje rungtyje, Našių ir Padangos vertimo rungtyje, Karolis ketvirtas, Repšys Dainius penktas. Na ir žiūrime, kaipgi atrodo turnyrinė lentelė po 2 rungčių. Taip, Modestas Struckus jau pirmas, nuo jo tik 1 tašku atsilikinėja Tomas Šliūpas, Karolis Aleksandravičius trečias, o Lukas Mataitis, kuris buvo pirmoje rungtyje pirmas, krenta į 4 vietą. Tai pratęsiant tą mintį, ar negali per didelis entuziazmas ir noras nugalėti pakiškojus? Be abejo, kad galima padaryti ir klaidų, ir traumų gauti. Atkėlimas 320 kg ir pamatysim šioje rungtyje, kieno stipriausia nugara. Taip, pristatyta rungtis, grįžkime prie tos temos, prie to begalinio entuziazmo, traumų tikimybės ir susitvarkymo, kaip užmigti naktį prieš tokias varžybas. Na, čia yra labai svarbus dalykas, kad pailsėti, išsimiegoti ir tie sportininkai, kurie turi ramesnius nervus, daugiau patirties, šioje vietoje tikrai turi didelį pranašumą. Na, teoriškai tai skamba gerai pailsėti prieš varžybas, bet kai tu ištisai apie jas galvoji, turbūt ir nemiga, ką eiti į salę išsikrauti, kilnoti svorius, bet tada pritruks jėgų lemiamose varžybose. Taip, iš tikrųjų reikia ilsėtis, 2-3 dienas sportininkai ilsėsi prieš varžybas. Kas jums jūsų šlovingoje karjeroje padėdavo taip susikaupti varžyboms? Knygos, guminukai kokie nors prieš miegą, nežinau, ilgi pasivaikščiojimai? Na, iš tikrųjų, su amžium patirtim tas laikas
jaudulio prieš varžybas vis trumpėjo, bet pirmose varžybose tai aš jau kokį mėnesį prastai miegojau ir nervavausi prieš varžybas. Paskutinius metus tai jau porą valandų prieš varžybas pradedi jaudintis, tai iš tikrųjų sunku susitvardyti, bandai tiesiog pamedituoti, pažiūrėti gerą filmą, paskaityti knygą, kad šiek tiek užsimiršti, bet labai sunku. Vis tiek lenda mintis apie varžybas. Tai vat apie tai ir šneku gerai, aš tikiuosi jaunieji galiūnai, siekiantis karjero, įsiklausys į Žydrūno Savicko žodžius, o mes esame jau trečioje rungtyje, tai burbulų atkėlimas, svoris 320 kg, kol kas geriausias laikas yra Roko Černiausko, 5 atkėlimai, bet tai tik tai yra atskaitos taškas. Dar šiandien Žydrūnai nematėme Roko Černiausko salto, dar nebuvo tos rungties, kurie jis nugalėtų. Na, taip nebuvo dar, manau, kad pamatysim dar, bet atkėlimas viena iš jo stipriausių rungčių, 5 kartai atkelti, tikrai geras rezultatas. Tai matome, kad Dainiui Repšiui nepavyko 5 kartų atkelt. Na, Dainius Repšys, aš dabar žiūriu, Dainius Repšys, jisai Rokiškėnas, kuris pirmoje rungtyje kelintas iš čia buvo, Repšys 5-7, antroje rungtyje 5, na taip kažkaip tą vidurkį 5 vietą pasiėmęs. Dainiui Repšiui nėra šis sezonas toks jau labai kaip iš natų. Ne, iš tikrųjų sportininkas ruošiasi labiau Europos ir pasaulio veteranų čempionatam, tai Lietuvos čempionatas nebuvo jo tas pagrindinis tikslas matomai. Tai čia sąmoningas toks pasirinkimas, kad na, visų jėgų čia netiduosiu. Tikriausiai, nes vis tik tai 160 kg rasto kėlime jam nėra didelis rezultatas. Sportininkas gali kelti ir 180 kg, tai matosi, kad jis dar nėra savo geriausiai sportiniai formai. Na, o čia matėme Karolį Aleksandravičių, kuris pirmoje rungtyje buvo 2-4, antroje 4. Na, o dabar jisai po 2 rungčių 3, akivaizdu, kad norėtųsi kilti į viršų. Na ir burbulų atkėlime jis labai neblogą rezultatą parodė. Roką Černiauską aplenkė, atkeldamas 6 kartus. Ar dar kam nors tai pavyks ar ne, tuoj ir susižinosime. Mantas Lalas šiaip gerai pasirodydavo tokioje rungtyje. Na, šį kartą kur kas sunkesnis svoris ir jeigu žiūrovai mato, sportininkai stovi ant tokios pakilos, kuri sudaro tą aukštį, kaip būtų paprasta štanga. Tai iš tikrųjų daug sunkiau negu įprastose varžybose. O su kokiu tikslu tą pakilą? Aš irgi taip pat kreipiau dėmesį, kad pirmą kartą ją matau. Todėl, kad nuo žemiau kelti yra sunkiau ir čia yra analogiškai kaip keliant jau štangą, jėgos trikovės varžybose, tas tikrasis štangos aukštis ir 320 kg, tai toks sunkus svoris, kur kas sunkiau ir matome, kad rezultatai nėra 10-12 kartų kaip įprastai, o šį kartą 5-6 yra geriausias rezultatas. Mantą Lalą jau matėme 3 rungtyse. Kaip vertinate jo pasirodymą dabar po 3 rungčių? Atrodo, kad nematome to tikrojo Manto Lalo, kuris laimėdavo beveik visas rungtys. Na, čia finalas, sunkios rungtys, čia jau niekas nelaimės visų rungčių. Sportininkai labai panašaus pajėgumo, nėra aiškaus lyderio. Šiaip forma matosi tikrai nebloga, 5 kartus atkelti 320 kg sveriančius burbulus. Tikrai rodo, kad Mantas yra pasiruošęs laimėti, kovoti dėl pirmos vietos, taigi viskas priklausys, kaip seksis jam kitose rungtyse. Na taip, Mantas Lalas dabar po 2 rungčių yra 5. Su 13 taškų, tai akivaizdu, kad tikslas ko gero tikrai yra didesnis. Taip, kol kas Mantas Lalas, Rokas Černiauskas po 5 kartus atkėlė, Tomas Šliūpas barsto taškus, atkėlė tik 3 kartus, o dabar į viską ko gero labai ramiai žiūri Karolis Aleksandravičius, atkėlė 6 kartus ir jis burbule pasiema maksimalų taškų skaičių, Repšys per viduriuką laikosi, Struckus tik tai 7. Irgi barsto taškus. Taip, tai jo blogiausia rungtis. Jisai tik 1 tašku pirmavo ir dabar akivaizdu, kad po 3 rungčių turim jau naują lyderį. Ir tas lyderis yra Karolis Aleksandravičius, o Modestas iš 1 vietos kaip amerikietiškose kalneliuose. Čia viršus, čia dugnas. Modestas Struckus jau 3 ir jam ant kulnų lipa Mantas Lalas, atsilikinėdamas tik tai 0,5 taško. Tomas Šliūpas tyliai
kyla į antrąją vietą. 2,5 taško pranašumą turi Karolis Aleksandravičius. Kokiagi bus kita rungtis? Netrukus ir sužinosim. Ketvirtoji rungtis – Vostok Europe lagaminų laikymas. Čia paaiškės, kieno pečiai ne tik stiprus, bet ir ištvermingi. Laimės tas, kuris išlaikys lagaminus ilgiausiai. Taip, beje, noriu pasakyti, kad iš viso bus 7 rungtis. Aš taip suprantu, organizatoriai nepagailėjo galiūnų, ar ne? Jeigu tradiciškai 5-6, čia 7 ir dar kokios. Taip, iš tikrųjų, finale visada yra daugiau rungčių, šį kartą 7, nes kuo daugiau rungčių, tuo lengviau išaiškinti, kas yra stipriausias. Tuo mažiau to faktoriaus, kad rungčių parinkimas gali įtakoti čempioną. Tai iš tikrųjų finale būtų 5 mažoka, o 7 jau yra optimalu ir sportininkam aišku sunkiau, bet manau, kad visiems yra geriau, kad kuo daugiau rungčių ir kiekvienas turi savo gerų rungčių ir blogų rungčių. Beje, aš kažkaip taip tarp eilučių perskaičiau, kadangi 7 rungtis. Ar dažnai po varžybų, pats Žydrūnai esate varžybų organizatorius, ar dažnai sulaukite galiūnų priekaištų? Nu, kodėl ten tokios ir anokios rungtis, kodėl ne tos rungtis? Tai čia dabar, suprantu, padarė demokratiškai, kad visokių būtų rungčių. Šiaip iš tikrųjų šiemet buvo labai demokratiška, sportininkai galėjo balsuoti, kokios rungtis bus finale, išskyrus tas rungtis, kur rėmėjų pasirenka rungtis. Kaip matom, Vostok Europe lagaminai tai jau yra rėmėjo įsteigta rungtis ir jos negalima, bet likusios rungtis buvo visi 10 finalistų, jie rašė, kokio rungtį nori rungtyniauti ir tai buvo atrinktos rungtis. Labai nedaug valstybių tokie dalykai vyksta demokratiškai, dar Švedijos čempionate taip pat sportininkai gali pasirinkti rungtis, ten tik tai šiek tiek kitokių principų yra pasirenkama, bet visai manau, kad nebloga idėja. Nu ir nėra ant ko burbėti, nėra ko skųstis, demokratiškai, Vox Populi, ką nusprendė, taip ir yra. Aišku, reikia parinkti tokias rungtis balsavime, kad nebūtų kartotųsi rungtis ir kad visom raumenų grupėm. Tai nėra toks lengvas dalykas, vien tik tai paprastai pasirinkti rungtis. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, 5 rungtis vienai raumenų grupiai, bet vienai raumenų grupiai galima vieną rungtį rinktis. Na, bet ko gero sportininkai ir patys viską supranta ir geranoriškumas, kaip suprantu, yra tarp galiūnų, žvelgiant į jūsų bendruomenę. Na, iš tikrųjų, šis finalas tikrai yra objektyvus, rungčių gerų turi visi sportininkai, blogų turi visi sportininkai, 7 rungtis, manau, kad tikrai po šių rungčių išaiškės, kas šiandien yra stipriausias. Beje, labai neblogo rezultatą parodė, prieš tai matėme Vytenis Pauža, jeigu neklystu, 48 sekundės. Kažkaip prieš tai galvojau, kad tai yra atskaitos taškas, bet matau, kad niekas iki to atskaitos taško nenukeliauja. Na, čia Vytenio Paužos geriausia rungtis, visada būna jisai trejetuke ir dažnai netgi laimi šią rungtį. Tai jo, kadangi buvęs boksininkas, tai rankas prieš save laikydavo, tai genetika jau matyti net pasikeitė ir ši rungtis jam yra labai dėkinga. Naują faktą sužinojom, Vytenis Pauža buvo boksininkas? Taip, bokso treniruotės matyti šioje rungtyje padeda. Taip, o Modestas Truckus, žiūrim, jo 46-59 irgi nepasiekė tų Paužos 48 sekundžių, pritruko 2 sekundžių. Lukas Mataitis irgi jam pritruko 3 sekundžių. Žiūrime dabar Audrius Jakubaitis iš akių, kaip jam pavyks. Pirmoje rungtyje jis buvo 5. Taip atrodo, ne, pirmoje rungtyje jisai buvo 5-7, taip vietas dalinosi, antroje 8, trečioje po 2 rungčių 7. Na taip, ten toks saugus viduriukas. Beje, reiktų pasakyti svorį, gal šių lagaminų, 2 lagaminai po 12,5 kilogramų. Ir dabar visi žiūrim, kaip ir minėjome, akcentas yra 48 sekundės, kurių niekaip neperžengia nei vienas sportininkas, bet dabar žiūrėkite, Jakubaitis artėja, ne, ir jam pritruko. Labai panašiai visi sportininkai išlaiko ir trūksta 2-3 sekundžių iki Vytenio Paužos rezultatų. Na, artėja ir mūsų sunkioji artilerija, labai bus įdomu pamatyti ir Karolį Aleksandravičių, jį dabar kaip tik, man atrodo, ir matome. Karolis Aleksandravičius, taip, kai šalia stovi Vidas Blekaitis, kažkokio panašumo turi šitų vyrai. Abudu barzdoti, abudu raumeningi.
Na, žiūrime, Karolis Aleksandravičius kol kas, jisai saugiai turėtų jaustis, kiek galima jaustis finale saugiai, nes jis pirmauja 2,5 taško prieš kitus sportininkus. Tai žiūrint į Karolį, aišku, dar anksti čia strategijas reguliuoti po 4 rungčių, bet ko gero svarbiausia nepadaryti klaidos. Na taip, šioje rungtyje reikia labai kentėti. Iš tikrųjų, viskas labai priklauso ne tik nuo raumenų jėgos, bet ir nuo psichologijos. Čia kažkas iš Karolio Aleksandravičiaus artimųjų, kaip suprantu, žmona? Taip, draugė, kaip suprantu, dar. Taip, žiūrėkite, 47-22, irgi pusę sekundės pritrūko, Vytenis Pauža neliečiamas. Jisai geriausią rezultatą parodė ir niekas jo nepranoko. Vytenis Pauža, akivaizdu, po 4 rungčių gerina savo turnyrinę lentelę. Karolis Aleksandravičius, ką galėjo, tą padarė. Buvo pirmas po 3 rungčių, man atrodo, jis ir liks pirmas po 4 rungčių. Modestas Truskus irgi aukštumoj, Mataitis aukštumoj. Bet vat Lalas šiek tiek krenta žemyn. Taip, jau 4 taškų pranašumas tarp Karolio Aleksandravičiaus ir Modestos Truskaus. Tomas Šliupas 3, Lukas Mataitis 4, Mantas Lalas 5. Na, tik tai pusę taško nuo 4 vietos. Na ir matote vėliau, kaip kiti galiūnai pasirodė, kiek turi taškų. O dabar dar viena 5 rungtis, dėmesio, ją pristatom. 5 šios dienos rungtis, dar viena estafetė. Sportininkai pradės rungti nešdami lagaminus, kiekvienoje rankoje po 135 kg. Jie nubėgs su jais 20 metrų, po to antroji užduoties dalis yra 100 kg grandinę pakelti ir atgal nubėgti su ją 20 metrų ir užkelti ant šios pakilos. Laimės, be abejo, kas tai padarys greičiausiai. Žydrūnai, kadangi šias varžybas jau tikrai ne vienerius metus komentuojame, suprantu, kad tai yra ta rungtis, kuri yra tokia, čia dabar taktiškai pasakyti, pavojingiausia, sukčiausia, nes gali labai daug klaidų padaryti. Galima padaryti klaidų, matėm pernai pasaulio taurėje, nemažai sportininkų klydo su šią grandinę. Mantas Lalas dabar puikiai pasirodė, bet tikrai atrodo, jinai nesunki 100 kg sverianti grandinė, bet labai lengva ją išmesti arba keliant nuo žemės, ne iškart pakelti. Tokia nesunki rungtis, bet tikrai pavojinga. O čia matome sportininką, kuriam labai nepatinka ši rungtis, nes plyšinėja ir delnų oda, ir neklauso tie svoriai, balansuojasi, juda ir panašu, kad čia, kaip pats sakė Žydrūnai, kentėjimas vyksta. Taip, aišku, Robertas Bartkevičius patenkintas, pateko į finalą. Priminkim gal jo istoriją trumpai. Pradėjo dalyvauti jisai visai neseniai ir iš karto šiais metais puikiai susiklostė jam varžybos. Jisai pateko į finalą, aplenkdamas Saulius Kiką, kuris negalėjo viename etape dalyvauti, ir manau, kad tikrai didelė patirtis, aišku, sunku finale, kur visi yra stipriausios savo sportinės formos. Na, Robertas paskutinis dabar yra, bet pagarba žiūrint į jį, akivaizdu, kad pats turbūt jaučia, ką reikia tobulinti ir kurią linkme eiti, taip? Manau, kad taip, vis tik tai patirtis tikrai pravers šiame finale. Na gerai, o mes atskaitos tašką turime, Mantas Lalas užsivedęs. Jisai yra 4, tik pusę taško atsilikinėja nuo 3 vietos. Jo laikas 18,5 sekundės. Ar yra kas nors, kas galėtų šį rezultatą pakartoti? Žiūrim, metam ir ne. Manto Lalo tikrai rezultato nepagerins. Čia Rokas Černiauskas puikiai pasirodė šioje rungtyje. Ir Dainius Repšys 19,91, o ten turbūt Rokas kokioj 2-3 sekundėm daugiau. Taip, 22,85 Rokas Černiauskas. Na, kaip tokio kūno sudėjimo, tai puikiai, ar ne, Roko? Čia buvo startas. Taip, tikrai puikus startas, jisai labai geros sportinės formos yra. O kaip su tuo Tomu Šliupu, Šilutės atstovu? Jis
tyliai antras dabar, 4 taškais atsilikinėja nuo Karolio Aleksandravičiaus ir jeigu jis nori žengti dar toliau, Tomui reikia gerinti rezultatą ir žiūrėkit, taip, man atrodo, Manto Lalo rezultato ribose abudu Galiūnai ir Tomas Šliūpas gal net ir pagerins Manto rezultatą 18,5, o čia 18,08. Tomas Šliūpas kyla į pirmąją vietą. Rimta paraiška? Audrius Jokubaitis taip pat puikus rezultatas, abu šie sportininkai labai greiti. Tomas Šliūpas turi visas geras rungtis, jisai neturi labai blogų rungčių, dėl to jisai turėtų savo taškus susirinkti ir paskutiniai rungty gali būti, kad jis bus vienas iš lyderių ir labai, manau, rimtas varžovas ir Karolio Aleksandravičių šiandien. Taip, ir labai įdomu, kaip sustartuo šioje rungtyje Karolis Aleksandravičius. O čia tas variantas, kai matome, kad labai galingai startavo abudu Galiūnai, bet niekaip nepasiduoda tie svoriai. Net 3 sustojimai su svoriais abiejose rankose. Lukas Mataitis štai taip įveikia. Lukas Mataitis ir Modestas Truckus turi silpniausią rungtį lagaminų nešime abu sportininkai. Bet Modestas dar labai suklydo su grandinė. Šitaip ir dar netgi ir finale dar suklydo ir paimant. Iš tikrųjų, vienoj rungty tiek klaidų jau negalima daryti. Ojojoj, rezultatas toks. Ojojoj, Modestas Truckus. Gaila labai. Ši rungtis jam yra ta, kurią norėtųsi kuo greičiau pamiršti, ar ne? Taip, iš tikrųjų, paimta buvo grandinė ne taip ir dar pabaigoje išmesta jinai. Ir su lagaminais daug laiko buvo sugaišta. Matėme, Modestas kitose varžybose jau puikiai susitvarkydavo su šia rungtimi, bet šį kartą pirštai vėl nelaikė ir maža to dar su grandinė labai stipriai prarado daug laiko. Žydrūnai, tai gali būti, kad šita klaida jam ir medalį atims? Taip, iš tikrųjų, čia jau didelė problema, gali pralošti daug taškų ir matome, Karolis parodo puikų rezultatą. Puiku, tik aš galvoju dabar 18,08 buvo geriausios, o kaip Karolio 19,10. Dar įdomesnė kova, dar įdomesnė. Mažėja atotrukis tarp pirmos ir antros vietos. Buvo 4 taškai, dabar tikrai bus mažiau. Taip, žiūrim, Tomas Šliūpas pirmas. Šiaip bendroje lentelėje jis buvo antras, tai tikrai jam šitas rezultatas labai puikus. Mantas Lalas įsiterpė tarp Šliūpo ir Aleksandravičiaus. Audrius Jokubaitis dar įlindo. Na, įdomu. Labai įdomu, kokie bus rezultatai po 5 rungčių. Ir labai gaila Modestos Truckaus. Ne tiek jau ir daug. Tomas Šliūpas sumažino tą atotrukį, tik tai 3,5 taško. Kaip tai galėjo nutikti? Na, jis laimėjo rungtį. Šią jau antrą rungtį šiandien. O Mantas Lalas taip pat pagerina savo poziciją, o Modestas Truckus labai pablogina. Modestas Truckus pablogina, bet dar jam dainelė tikrai nesudainuota. Hantelio kėlimas į viršų, svoris 105 kg, sportininkai, kurie neiškels 105 kg, turės teisę kelti 90 kg, bet laimės tie, kurie iškelia didesnį svorį. Na, viskas aišku, nes tvarkai su labai dideliu svoriu, bandyk daugiau kartų su didesniu. Dar priminkim, jeigu didelį svorį tu iškeli 2 kartus, o mažesnį svorį 5 kartus, kaip čia skaičiuojama? Laimi, kas didžiausią svorį iškelia. Nors vieną kartą iškeli didžiausią, jau aplenki visus kitus sportininkus, kurie kėlė lengvesnį svorį. Taip, bet mes čia tarsi ir sakėm, kad Modestos Truckaus gal ta klaida gali atimti ir medalius, bet ne, jis dar kovoje, bent jau dėl bronzos, tai tikrai, nes Mantas Lalas tik 0,5 taško įlenkė. Taip, dėl medalių kovos, tai manau iki paskutinės rungties, vis tik tai tie 4-5 sportininkai nebus aiškus iki pat galo, bet dėl pirmos vietos Modestui tikrai jau yra sudėtinga. Aišku, dar irgi yra nedidelis šansas, bet turėtų įvykti jau stebuklas. Jam labai sektis, o kitiem nesisekti. Na, žiūrėsim, kaip ten bus. Akivaizdu, kad patys svarbiausi dalykai eteryje čia Galiūnų čempionato finale vyks artimiausiu metu. Čia yra prieš paskutinę rungtį. Štai Modestas Truckus 90 kg svorį pasirinko, jį iškelia 3 kartus. Tai ši ir dar viena rungtis lems, kas taps Lietuvos Galiūnų čempionato šių metų nugalėtojų.
Taip, gerbiami žiūrovai, grįžtame čia į pramogų aikštę Druskininkuose. Čia vyksta Lietuvos galiūnų čempionato finalas, 10 stipriausių vyrų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Šilalė, Šilutė, Alytus. Žydrūnas Savickas mums padeda komentuoti šias varžybas. Ar beje, Žydrūnai, yra savivaldybė, jūs su jom daug bendraujate, kažkokie sutikimai, kai žmogus tampa Lietuvos galiūnų čempionu, apdovanojimą, vis tiek miesto vardą garsina? Na, manau, kad įvairiai yra, bet kada laimi čempionatą, tikrai miesto valdžia pasveikina, manau, kad ir finansavimą kažkokį skiria, tai bent jau turėtų būti. Taip, o čia matome visai kitą istoriją. Po kiekvieno iškelimo aikčioje publika, Lukas Mataitis pasiėmė didesnį svorį. Taip, Lukas Mataitis, rasto kelimo rungties nugalėtojas, nori pademonstruoti, kad jo pečiai yra vieni stipriausių ir tikrai puikus rezultatas, 105 kg, 3 kartai. Šis svarmuo nėra daugelio sportininkų mėgstamas ir jį iškėlė yra tikrai nedaug Lietuvos galiūnų. Modestas Truskus, ar nustebino ar ne, kai reikia kautis dėl kiekvieno taško, tave nuo 3 vietos skiria tik tai pusę taško, tas pasirinkimas 90 kg, kuo jis čia pateisinamas? Na, galbūt treniruotėje nebuvo iškelta 105, galbūt sportininkas pavargęs, vis tik reikia skaičiuoti jau tuos kiekvieną tą tašką, nes jeigu kelsi didesnį, išnaudosi daug laiko ir mažesniam pademonstruoti tikrai nebeliks daug laiko. Matome, kad didelį svarmenį pasirinko tik tai kol kas Lukas Mataitis ir Mantas Lalas. Ir Mantas Lalas netgi labai aktyviai yra kovoje dėl medalių, nors jam visos rungtys, kurias mes matėme, labai skirtingai sekasi. Taip, Mantas Lalas jau 4 kartus atkėlė, atkels dar vieną, tai tikrai nušluostys nosį visiems. Akivaizdu, taip, sako, negirdžiu jūsų. Užsivedęs nuo publikos, gavęs papildomos energijos, Mantas Lalas iškelia ir 6 kartą. Šansų, man atrodo, niekam nebus pakarto tokio. Ne, tikrai. Čia yra Manto Lalo geriausia rungtis, vienareikšmiškai. Tikrai pasaulinio lygio rezultatas ir galėtų ir dar daugiau iškelti, jeigu reikėtų, bet tikrai šiandien jam to užteks. Tomas Šliupas taip pat galėtų iškelti 105 kg svarmenį, bet jisai jau žaidžia taktiškai ir jisai kelia lengvesnį, nesupranta, kad užteks taškų iškelt lengvesnį, nes tikriausiai Manto Lalo neįmanoma aplenkti. O Tomas Šliupas, ar gerai, kaip paaiškinote taip, nors man atrodo, kelintoj vietoj dabar yra Tomas Šliupas, ar tik ne antroj? Antroj vietoj. Antroj, o Lalas 3 buvo. Mantas Lalas, tai jam kaip tik labai svarbu, kas alsuoja į nugarą. Tas taip, bet jeigu iškeltum 1-2 kartus, nieko nepakeistų, neaplenktum Luko Mataičio. Na taip. Ir iš tikrųjų rizikuoji tuo 1 tašku. Principe, aš taipogi pasirinkčiau lengvesnį Tomo vietą. Tai tokiai taktikai pritarėt, ar ne? Šiuo atveju taip. O beje, kalbant apie Mantą Lalą, kuo paaiškinsit, kad jiem taip skirtingai sekėsi įvairiose rungtyse? Rasto kelimo rungtyje 5-7 vietos, Naščių padangos vertimo rungtyje 3, 2-3 vietomis pasidalijo burbulų atkelime, lagaminų laikymo rungtys irgi nesėkminga, tik 9 vieta, dabar 1. Na, kaip minėjau, tai jo geriausia rungtis ir ne tik jo, bet ir jo brolio, Vytautas Lalas, labai gerai šioje rungtyje dalyvaudavo, tai čia genuose jau yra. Na gerai, o dabar svarbiausias dalykas, prieš paskutinę rungtį, kokie yra rezultatai. Akivaizdu, kad Karolis Aleksandravičius taip, sumažėjo atotrūkis tarp jo ir 2 vietos. Ir Žydrūnai, jūs teisus, Tomo Šliupo taktika pasiteisino. Taip, 0,5 taško ir viską lems paskutinė rungtis. Kas laimės akmenis, tas iš jų taps čempionu. O kaip dėl tos 3 vietos, ar dar įmanoma Modestui Struskui? Gal jau 3,5 taško yra pakankamai rimta, gal labiau galvokim, Mantas Lalas ar aplenks Tomą Šliupą? Na, visko gali nutikti. Modestas gali laimėti pirmą vietą šioje rungtyje. Akmenų sukėlimas. Lyderių skiria tik 0,5 taško. Tai iš tikrųjų ši rungtis nulems viską ir sužinosime, kas taps šių metų čempionu. Na, iš tikrųjų, kiek naujai pažvelgėme mes į galiūnų sportą.
būtent finale išaiškėjo, kad taktikos, strateginiai sprendimai irgi labai svarbus be jėgos. Taip, iš tikrųjų, turi visada apskaičiuoti ir savo jėgas, nes vis tiek negali 100% visų rungčių laimėti, visose panaudoti 100% jėgų, nes gali nelikti pabaigoje. Tai kiekvienas sportininkas vis tiek nusimato savo pagal varžovus, kokią vietą jam reikėtų užimti ir po kiekvienos rungties taktika keičiasi. Jis visą laiką priklauso nuo to, kaip tau sekasi, kaip kitiems sportininkams sekasi. Tai vienokią nusimatai prieš varžybas, bet eigoje reikia koreguoti. Modestas Truckus, manyčiau, netgi šiek tiek ir pyktelės ant savęs dabar yra, ar ne? Dėl tos apmaudžios klaidos su grandinė. Na taip, iš tikrųjų mes nematėm, bet atkelime jisai labai daug jėgų išnaudojo, tai sutraukė raumenis, tai matosi, kad jam vis tik tai šiandien pritrūko tiesiog jėgų. Na, Modestas buvo vienas iš favoritų. Mantas Lalas, aš dėl ko apie tas strategijas prašnekau. Taip, jisai tą svorį didelį, 105 kg užsivedęs nuo publikos iškėlė 6 kartus, ar nepritruks jėgų, čia norėjau pagalvoti, bet dabar ką matau, tai panašu, kad tikrai nepritruks. Ne, svarmens kėlimo rungtis viena ranka neatima tiek daug jėgų, tai yra daugiau tokia techninė rungtis ir akmenyse praktiškai nedalyvauja tie raumenys, dėl to Mantas norėjo pasirodyti. Jis taip pat, manau, nepatenkintas bendrai, kaip klostosi varžybos jam. Tai norėjo nors parodyti, kad svarmens kėlimo rungtyje jisai neturi savo lygių. Gerai, Žydrūnai, pakalbėkime apie kitą dalyką. Artėja titanų mūšis. Pusę taško skiria Tomą Šliūpą ir Karolį Aleksandravičių. Kuriam patogesnė akmenų sukėlimo rungtis? Na, pagal ūgį, pagal jėgą, nugaros raumenų, kas labai įtakoja šią rungtį. Karolis būtų lyderis. Bet Tomas yra ant bangos užsivedęs ir manau, kad tikrai bandys greitai sukelti visus akmenis. O jis yra greitesnis sportininkas, tik viskas priklausys, ar užteks jėgos. Na, kol kas geriausias rezultatas tai buvo Struckaus, 4 sukelti akmenys per 28 sekundės. Tomas Šliūpas, žiūrim, kaip jam seksis. Pradžia labai neblogais. Oi, štai apmaudi klaida ir ši klaida tikrai kainuos jau daug, nes tikrai Karolis nepraleis progos šioje rungtyje atsigriebti. Matome tikrai, kad pirmus du akmenys labai gerai sukėlė, greitai. Ir laikas geras buvo. Akmenys šį kartą yra sunkesni, tai yra pirmasis 125 kg, antras 140, trečias 160 kg, o ketvirtas ir penktas po 180 ir 185. Tai iš tikrųjų tas finale yra sunkesnis akmenų komplektas, dėl to matome, kad sportininkam penktą akmenuką netaip lengvai sekasi užkelt. Koš čia buvo dabar? Tomas Šliūpas taip gerai ėjo su 2 akmenim, tas trečiasis akmuo, man atrodo, išmušė iš vėžių, nes ir laiko daug sudegino, klausdamas kiek laiko, prašydamas publikos pagalbos. Ir, na, atrodo, nugalėtojo titulas slysta iš rankų. Taip, tikrai Karolis sukels 4 akmenis, nes jam nereikia skubėti, jam tiesiog reikia sukelti. Manau, kad bandys ir visus 5, nes iš tikrųjų šiame komplekte 4 akmuo yra sunkiausia užkelt, nes jis yra panašaus svorio kaip 5, bet 10 cm aukščiau. Tai iš tikrųjų su 4 daug sportininkų ir turėjo problemų. Nors Karolis skuba, bet skubėti jam iš tikrųjų, kaip ir sakė Žydrūnas, aišku, čia mums šalies labai lengva sakyti nereikia, jis sukelia 3 akmenys ir jau čempionas, viskas. Taip, jis pakartoja tą patį, ką pakartojo Tomas Šliūpas, o jeigu sukels 4, panašių laikų kaip Modestas, viskas, jis čempionas, o dabar čempioniškai, žinot, kai visi ploja, tu gali, jau žinodamas, kad esi nugalėtojas, įkvėptas publikos ir dar galėjo netgi atsikvėpti, nes laiko yra labai daug, užsiridenamas akmuo ant kelių, dabar belieka pakilti, slysta tas akmuo, bet viskas, taip, na, geriau ir negali būti, ar ne? Taip, tikrai gražus finalas, graži Karolio Aleksandravičiaus pergalė. Antrą kartą tampa Lietuvos galiūnų čempionu. Ir tai jau tikrai neatsitiktinumas. Taip, Karolis Aleksandravičius šioje paskutinėje
nenuspėjamoje rungtyje parodė, kad jo nervai šalčiausi, o jo venomis teka čempioniškas kraujas, olimpinė ramybė ir tada džiaugsmas. Karolis Aleksandravičius 1, Modestas 2, Lalas 3, Jokubaitis 4. Matote, kaip pasirodė kiti. Bartkevičius labai neblogai pasirodė šioje rungtyje ir Karolis Aleksandravičius niekam nepalieka jokių klausimų, kas yra šioje 7 rungčių epopėjoje pats stipriausias. Žydrūnai, gal Karolio garbei dar kartą prabėkime jo sportinį kelią. Antrą kartą Lietuvos čempionas. Priminkime, nuo ko jis pradėjo, trikovės? Taip, sportininkas pradėjo sportuoti jėgos trikovę, po to perėjo į galiūnų sportą ir pasiteisino. Antrą kartą tapo Lietuvos galiūnų čempionu, 2 kartus yra tapę čempionas tik Vytautas Lalas ir Vydas Blekaitis. Netaip paprasta laimėti antrą kartą. O dabar paklausykime paties čempiono. Fantastiškas finalas, fantastiška pergalė. Nu, tokio finalo, nežinau, ar kada pačiam teko dalyvauti, turbūt nelabai. Prieš Dainių, prieš 2 metus, o šį kartą visos 7 rungtys buvo petys į petį, negalėjau paleisti varžovų 2, 3 ir kitų vietų, labai į priekį nuo savęs, teko kovoti ir dirbti stipriai. Na, man atrodo, visi dabar tą patį, Žydrūnai, galvoja, kad tokio finalo seniai nematėme ir jis dar liks atminty. Taip, iš tiesų buvo gražus finalas, gražios rungtys, sportininkai tikrai pademonstravo viską, ką galėjo. O kitos rungtynės kokios bus? Kur susitiksim? Kitos rungtynės Lietuvos galiūnų komandinis čempionatas. Iki susitikimo ten.